Na, atrodo, kad Vytautas Tamoliūnas visada buvo fotomenininkų sąjungoje, nors įstojo gana vėlai, berods 2005 metais į fotomenininkų sąjungą. Bet visą laiką, kiek atsimenu, fotografavo su tokia aistra, kaip jaunas fotografas, jaunas menininkas. Ir tą prisimenu ir kaip su pasigėrėjimu tą prisimenu. Prisimenu Vytautą labai dažnai lankantį parodas, kas iš ties yra reta, kad kolegos, mes dažnai jaučiame, kad kolegos patys neranda laiko ateiti savo bendraminčių parodų aplankyti, o Vytautas turbūt visada buvo čia. Ir aš galvoju, kad tas troškimas pažinti, kažką naujo sužinoti buvo, kaip jauno žmogaus, tai už tai labai kažkaip džiaugiuosi. Su Vytautu nepavyko nuveikti didelių darbų, kai pradėjau darbuotis fotomenininkų sąjungoje 2009 metais. Vytautas jau sunkiai sirgo ir tais pačiais metais mes atsisveikinom su Vytautu. Bet pažvelgęs į parodų sąrašą, turbūt vis tik tais džiaugiuosi. Jis yra nepaprastai ilgas, tiek fotografijos parodų, personalinių parodų, tiek tapybos sąrašas yra, kurio galėtų gal didžiuotis ne vienas menininkas. Tai aktyvumas, nepaisant to, kiek jį sugebėjo paremti ar kūrybinės organizacijos, ar tiesiog valstybinės įstaigos. Vytautą visada buvo lengva sutikti. Jisai buvo dažnas praeivis gatvėje, dažnas dalyvis pačios įvairiausiose renginiuose ir labai dažnai su fotoaparatu rankose. Aš tą suprantu dabar tai labai vertinu ir suprantu, kaip svarbu jam buvo būti fotografu. Ir neretai gal kartais gindavosi to, sakydavo, kad aš visų pirma tapytojas. Bet mes jį pažinojom kaip fotografą ir niekada turbūt nebandėm jo atstumti ar sakyti, kad tai nėra tavo sritis. Ar kaip aš galvoju, kad apie Vytautą daugelis kolegų prisimena labai šviesiai. Fotografija buvo Vytautui kaip šaltinis. Kai jisai iš jo, atrodo, sėmė vandenį nuolat, jis bandė fotografuoti ir vieną, ir kitą, ir jam, atrodo, tai buvo nepaprastai įdomu ir svarbu. Ir tai, atrodo, būdinga tik tais ieškantiems jauniems žmonėms. Ir turbūt, kaip minėjau pačioje pradžioje, turbūt Vytautas ir buvo jaunas iki pat paskutinio atodūsio. Ir tuom gal reikėtų pasidžiaugti. Fotografavo menininkus, fotografavo žymius žmonės, fotografavo įvykius, fotografavo socialinės atskirtis, didžiausias bėdas gatvėje. Ir visą tai darė su aistra, dėl to gal šiandieną ir norisi dar kartą Vytautą pažinti, iš naujo pažinti. Gal dėl to jisai turbūt ir gyvens savo fotografijose amžinai. Aš labai džiaugiuosi, kad Vytautas atsirado mano gyvenime taip, lyg tai visada ten būtų buvęs. Ir nors ir negaliu pasakyti, kad buvome patys geriausi draugai, bet tikrai visada buvo kažkaip labai arti. Ir turbūt dabar, jeigu pabandau dar kartą į tą atsakyti, tai turbūt ir liko arti, kaip visų pirma, kaip žmogus. Nenoriu kalbėti nei apie kokius nors pasiekimus,
parodas, apdovanojimus, tiesiog kaip žmogus, kuris visada prieidavo, visada rūpėdavo, kaip tu gyveni, visada rūpėdavo, kas vyksta šalia jo. Tai tai turbūt nemažiau svarbu už visus pasiekimus. Pirmutinė mūsų draugystė prasidėjo nuo to, kaip tuo metu, kai man reikėjo važiuoti, arba kaip aš tiesiog ketinau važiuoti į Švalenbergą. Ir nuo to, matyt, prasidėjo draugystė. Jisai buvo tas turbūt vienas tas pirmųjų, kuris bandė atgaivinti po tokios nutraukties, kad nutrūko tenais tas bendradarbiavimas Kauno miesto menininkų su Švalenbergu. Ir jisai būtent bandė atgaivinti ir jisai nuvažiavęs vėliau taip pat ir mane įtraukė. Ir taip pat labai gražu, kad jisai paskui dalinosi savo tą informaciją, kuri susijusi su menininkais. Tai jeigu jisai žinodamas vokiečių kalbą, jisai ten atranda kokią nors ten nišą, kur ten galima kokį plenerę sudalyvauti, ar kokioj parodoje, ar mūgiai. Tai jis tą informaciją dalindavosi su kitais ir noriai pagelbėdavo. Tai tas jo toksai gražus gestas, kolegiškas, draugiškas. Ir matyt, aš jo to periodo nežinau, apie kurį pasakoja, kad ten buvo jam sunkus periodas, aš šito nežinau, tai jau pažinojau po to, kai jau jisai išėjo, tai tas man sutapo su to, kad aš taip pat irgi esu ir už tą vegetariavimą galbūt, arba už kokį kitokį gyvenimo būdą, ne alkoholizmą kokį tai, kur dažnai toks kaip stereotipas, jeigu dailininkas, tai jisai būtinai turi būti bohema tai vadinasi prie stalo susėdė, girtuokliauja. Tai jisai buvo padaręs tokį, kaip galima sakyti, atsiskyrimą nuo to ir tokiu būdu gelbėjo galbūt tą dailininko įvaizdį, kad dailininkas jis nebūtinai turi būti kitoklis, jis gali būti darbštus, jisai gali būti kūrybingas, tai tas kitokio menininko kūrimas ir matyt atsiskleidė ir jo tuose darbuose. Galima sakyti, kad jisai siekė kūriniuose, bandydamas savo vidų išsivalyti. Ir kūriniuose tas atsiskleidė, kad visuomet gėrio, harmonijos siekimas, šviesos, dažnai ten būdavo jo dar kūriniuose ta šviesa, kur centre kaip šviesos, ar su vandeniu būtų susijus ciklas, ar būtų žolynai kokie, tai visuomet yra šviesus, geros nuotaikos, tai yra toksai geras gestas žmonėms, kad po save palikti kažkokį tai gerą ženklą ir tai, ko žmonėms trūksta, tai to gėrio nešimas, tai čia buvo turbūt vienas iš nedaugelių menininkų, kurie taip jau tą deklaravo, matyti ir savo gyvenseną ir savo kūrybą. Jo paroda kartu su fotografu čia Lango galerijoje su Rakausku, kur buvo labai gražiai tarpusavy susiderino būtent apie tą gamtą, apie Lietuvą, tokią poetišką, romantiška, tai tas romantizmas ir matyt jo tuose darbuose ir vyravo, galbūt kai kuriuos, tas galbūt komercinė sėkmė lėmė, kad vienu metu buvo graibstomas tikrai jo darbai, čia tiesiog buvo didžiulė manija ir mada, galbūt pirmutinis tas buvo jo siurrealistinis periodas, kai tenais jo tokie nedidelio formato darbai galbūt išsiskyręs galbūt iš kitų darbų, iš kitų autorių, bet tas man tas periodas ir likęs galbūt toksai mistinis, nes aš jo mažiausiai žinau, nes nepažinojau dar jo, o vėlesni darbai, tai tarkim tų žolynų, man atrodo, sėkmingas periodas ir vandenynų, kur ten vandenis, tai man atrodo, čia su vandeniu irgi buvo jam labai sėkmingas. Nors vėliau jisai bandė, kaip sakau, tas perpjautas karves, ar ten tai gal gal kiti ir vertina daugiau, bet aš galiu tik tai savo nuomonę pasakyti, galbūt jau čia man taip susiformavo jo toks gražus įvaizdis su tais žolynais, kad jau man atrodė, kad jau kur dar galima, ką dar daugiau galima buvo pasakyti jo.
Tai ir jo negali sumaišyti su kitu, jis sukūrė savo tokį, savo paveikslą, gali jo nesumaišyti su kitu Lietuvos ar Kauno menininku. Tai mokėjo save ir pristatyti, ir papasakot. Šalia, aišku, to dar jisai buvo geras ir reporteris, fotografas, tai jo būdavo visur. Būdavo jo visur, įvairiuose renginiuose, tai jo to darbštumu tai galima buvo stebėtis. Kiek jisai nuveikdavo, nes, galima sakyti, dar nematom dažnai ir to darbo, kur mes matom tik galutinį variantą kitą kartą parodoj, bet prie tos parodos, kad jį padaryti, sukurti, tai tikrai daug darbo reikia. Kaip kūrėjas, tai pirmiausia kyla mintis, kad jis toksai lengvas, romantikas, dvasiškas, aš manau, jam dvasios dalykai tikrai nebuvo svetimi, nesutiksi jo kūriniuose agresijos ar kažkokio tai pykčio. Jeigu jisai galbūt ir pykdavo, bet jis to neišreikšdavo kūriniuose, tai galima sakyti, šiek tiek galbūt net ir meditatyvūs jo tie darbai, nes prie jų daug sėdėta ir išmedituota, tai aš manau, lygiai tą pačią energiją jie skleidžia atgalinė tvarka, juos iššifruojant, juos žiūrint. Vadinasi, ko jis juos ilgiau žiūri, jie tave užbūrė, jie įpina, tai tas matyt ir charakterizuoja jo kūrybą kaip tokį šviesos ir gėrio skleidėją. Tikrai nemelavo. Galbūt galėjo pasirodyti kitiems keista, kaip jisai turėdamas tą pirmą siurrealistinį tokį periodą ir paskiau staiga jisai dirbo visiškai kardinaliai kitaip save pristato kaip menininkas. Jo gyvenime taip ir įvyko lūžis, vadinasi, jis nuoširdžiai pirmą etapą išgyveno ir nuoširdžiai jis tai tikėjo tą šviesą ir gėrių, kuris išgelbėjo jį patį, išgelbėjo. Ir jisai bando tais kūriniais gelbėti ir pasaulį. Ir visi, būtent aš esu kalbėjęs su tie, kurie yra įsigiję paveikslus, tikrai mes, tarkim, ir Švalenberge kartu buvom, ten toks vienas kunigas pirko, tikrai užėjau į jo ten privatų namą ir visur pilna Tamoliūno darbų, jis tiesiog dievino jį, tai pamatė ir viskas, tai vat, pastorės, galima sakyti, namas. Tai vat, jie irgi pajuto tą gėrio, dvasingumo sklidimą tuose darbuose. Galbūt netiesiogiai, tai Dievą pavaizduot, jisai visur veikia, jisai žolėse, šakose, medžiuose, visur tas Dievas egzistuoja. Nėra vien tik tai, kad kaip ikona kokia, tai vienam požiūrį. Tai galbūt čia kažkokį galime išvelgti ir pagoniškumą kokį, tai galbūt vanduo tai yra gyvybė, augmenija tai yra irgi gyvybė. Tai galima net ir taip žiūrėti, gal net ir iš tos pusės. Tai tie žmonės atsiliepė kurie įsigijo jos darbus, jie tikrai žavėjosi tą šviesą.